Labą rytą, Giedriukas sušalęs, mankštą daro, o mes atsikėlėm su mano pusseserė Rasa, kuri nusėdo man ant sėdynės ir padės važiuoti. Miegojom šičia mokyklos kieme, kaip matot. Ką, judam, nes rūkas yra, nėra čia ko laukt, važiuojam. Ištinės kaip ne tas žodis. Mums gero kelio. Leidžiu Povilą biškį pasireikšti. Povilas Tadas Marcinkevičius. YouTube'e kažkada irgi šitas video išeis. Ir chebrytė, jeigu su dukra padarysim kažką. Jo, jeigu kažką ant manęs stums, tai praneškit. Nors aš žinau, yra gerų, kur praneša, kiti specialiai paerzina. Nors pats žiūrėsi video. Taip pasakiau, tik tada ir supratau. Taškai. Pusrytuką eina mano 7 Days milžiniško dydžio. Su cherry. Ir vanduo. Kadangi kavos negeriu. Giedrius pašalęs, aš pašalęs. Ką veikia geria? Suprakaitavęs visas. Nuseima prakaitas. Ne, gal neprabrė balutį, plaukai jau šitų. Vakar taigi maudėsi šitoj jūrai. Druskos. Be šampūno. Druskos. Aš tik nunėriau visą. Vieną kartą, daugiau antrą kartą nenėriau. Ką pasitavim ir judėsim. Dabar kiek valandų, Giedriu? 5:24. 5:24, Lietuvos 6:24. Jūs dar knarkės, nes sekmadienis. Giedriui papasako, kaip čia tau minas. Nežinome, kas tau čia mintis. Kas čia gali Povilai mintis, tai man papasakok. Geras oras, visi atostogauja, poilsiauna, o čia... Ne, labai gerai, kad mašinų nėra. Jo. Nu, taip labai retai sekmadienį. Aš apie Lietuvos šitos sėdė dabar mūsų. Ja. O mes minam, užkandžiauju va. Lenkišką duonelę. Giedrius nusirengs, nes sušilo biškį. Po biškį atvės. 60 km turim. Po 8:20. Minam. Pasiilsėmsim ir minam. Po biškį ir pasieksim savo tikslą. Man skanaus. Kągi, kaip kiekvieną dieną atėjo metas skrydžiui. Nu, Dzūkelė, skrendam. O šiaip minasi gerai, oras geras, vėjo nėra. Sekmadienis, birželio 1, tėčio diena, eilinį kartą aš Lenkijoje. Tas pats atstumas, kaip ne, ta pati vieta, galima sakyti. Kaip ir praeitais metais čia irgi važiavau per tėčio dieną ir šiemet važiuoju per tėčio dieną. Wow. Sveikinu savo tėtį. Eina savo. Viskas čiki piki.
važiuojam senuoju geležinkeliu, štai ką pravažiavom. Mes dabar po juo esam. Pasižiūrėsit. O, tokie jau praeitais metais važiavom, bet lijo, o dabar sausa. Senasis geležinkelis, kurioje nėra, o dabar dviračių takas. Vietiniai atvažinėja. Padarysim foto gal. Dzūkai atmynė prie tos pačios vietos, kur ir praeitais metais buvom. Aišku, oras jau geresnis, viskas geriau, pavėsinė, tas takas. Eisim pavalgysim, konservą aš pavalgysiu, kur ir vakar pirkau. Aišku, pasišildysiu šį ir minsim toliau link tikslo. 80 km turim, virš 80 km, 86. Turim, paminsiu, kels Giedrius video, aš pasėdėsiu šitam degaliniai ir važiuosim miegoti vėl į pavėsinę. Toks mūsų tikslas, manau, šiandien ir tai padarysim. Atsiminus tarnybos laikus, kada konservas arba sausiakas būdavo. Skonis, pasakysim tuo. Ne. 4. Ne daugiau. O Giedrius prabangiai. Tėvo diena sušius. Jis konservų, kadangi turi savo, o aš ir turiu savo, o tų nevalgau, o valgau lenkiškus. Tai nesivežė mane vienus į konservų, bet prisipirkau aš. Ką, mums skanaus, o jum irgi. Būna, kad važiuojam ir tokiais takočiais. Stabtelsim, apžiūrėt biškį. Praeitais metais pravažiavau labai greitai šią pilį, nenufilmavau, bet dabar šiais metais va stabtelėjau ir nufilmuosim. Čia parkelis tokis, amfiteatras. Vasaros pirma diena, labai gerai, šilta ir panašiai. Giedrius gražų vaizdą daro Stravai. Super, gražu. Mes menam į ten. Degalinė, kur kažkada ryte irgi kėlėm vlogą, Giedrius tai visą laiką dirba. Aš valgau pasimu burgeriuką degalinės. Nežinau, koks tai geras, negeras. O, šiaip didelis. Ir latė kavos. O, čia jau krentais. Ragaujam, žiūrėsime, skanus. Žuštu, kanka, 6. Tai vidutiniškai 5,5. Aš ne kaip samorfo, bet vis tiek įdomu vertinti, visi vertina. Aš vertinu, kodėl Vilniuje aš negaliu.
šuniukas žaidžia. O ką mes baigiam turistauti šiandien. Čia džiovinamės miegmaišius iš po vakar. Pasideginom. Nusimaudėme žiūrėkė gulbių. Šiandien įveikta 104 km. Gerai mynėsi, lengvai. Poilsis, visku. Eisim atgal į tą pavėsinę, kur ir 3 naktį miegojom, ar kelintą, neatsimenu. Antrą naktį miegojom. Ar 3, man 3, jo, man 3. Ir tiek. 6 ar kažkelinta diena baigta.